Sveiki, dabar parodysiu, ką jūs galite atlikti fūrai, priekaboj. Fūrai viduje neatliksit, bet priekaboj jūs galite atlikti, tai pratemti savo klubus, atidaryti ir sumažinsit nugaros skausmus. Tai tą atlikti reiktų taip, atsisėdam, čia padarom 90 laipsnių, čia padarom 90 laipsnių, čia padarom 90, čia padarom 90. Ir stengiamės kuo tiesiog kūną, jeigu mums čia neleidžia mobilums, pasiemam kažką taip ir laikom kūną tiesiai su tuo kelienu. Ir kiek įmanoma, lenkiamės į tą pusę. Pajutom tempimą čia nais nugaroj, palaikom 30 sekundžių, pabūnam 30 sekundžių. Tada atsisukam į tą pusę, jeigu yra sunkumų, tai pasidedam ką nors ir žiūrim į tą pusę 30 sekundžių. Kūną išlaikom tiesų. 30 sekundžių ten, po 30 sekundžių vėl mes sugrįžtam, vėl 30 sekundžių čia nais, 30 sekundžių čia nais. Paskiau pakeičiam kojas, lygiai tą patį padarom, tik dabar jau gausis kitos kojos klubus atidarom. Vėl jeigu taip nepatogu, pasidedam taip, krūtinė tiesi su tuo kelienu, čia 90, čia 90, žiūrim tiesiai, lenkiamės į tą pusę. Tempimą pajaučiam, užlaikom 30 sekundžių. Čia vėl 30 sekundžių į tą pusę užlaikom. Ir taip pasidarom. Paskiau pasidarę tą, atsisėdam prie sienos priekaboj. Kojas tiesiai, pirštai žiūri viršų. Nugarą tiesiai priglaudžiam prie sienos. Pakeliam koją, laikom 10 sekundžių, suskaičiuojam iki 10, nuleidžiam. Vėl pakeliam. Vėl iki 10 sekundžių nuleidžiam. Taip 3 kartus pasidarom su koja. Vieną kartą padarom, čia užgaišim 5 minutės per dieną ir pamatysit po mėnesį savo rezultatą, jūsų nugaros skausmai praeis. Sėkmės.